Ką, mėla draugė? Užteks sėdėti Facebook'e ir pliurpti telefonu su draugėmis. Ir visada teisintis, kad neturi laiko pasportuoti. Nuo šiandien mes lašinukams nebeleisime augti. Mes eisime juos deginti. Taigi kartu į sporto klubą. Tai, pasižiūrim, ką mes čia turim. Pilvukas, matos, kad po švenčių. Užpakaliukas irgi netoks, kokio norėtus. Teisingai? Matai šitą suknelę? Norėtum ją apsivilkti? Pirma taisyklė. Pasikabink ją tam, kad matytum, kad žinotum, kokio rezultato turi siekti ir sėkmės. Lekiam sportuoti. Labas, Agne. Labai malonu, kad tu pradedi sportuoti pas mus. Norėtume šiandieną, pradėsim mes nuo apšilimo, po to eisim prie pačių svarbiausių mergaitėm pratimų. Tai yra pilvas, tai yra sėdinis ir tai yra šlaunis. Gerai? Gerai. Einam. Čia įjungsiu, rankytėm grieb štai čia, pradėk judėti priekinę koją žemyn ir trauk į save tos pačios pusės ranką. Gerai? Matosi, kad judantį esi tikrai. Šaunuolė. Kvėpuok natūraliai, kvėpuok giliai. Gerai, ten pilvuką, pečius atpalaiduok ir šypsokis. Gerai? Svarbiausia klaida, kurią padaro naujokai arba apskritai žmonės, kurie tik pradeda sportuoti, tai jie tiesiog nekvėpuoja. Jie tiesiog nekvėpuoja ir kada nusimuša kvėpavimas, tada jau prasideda sunkumai. Tai pratimas šlaunims, vienas universaliausių vėlgi treniruoklių. Sės, prašau, Agne. Mes jį paruošim darbui. Nugarytė tiesiai, rankos iš šonų. Dabar žiūrėk, kas yra svarbiausia, kai tu darysi atvedimą kojomis, pasistenk, kad kuo plačiau atvedi kojas, tuo stipriau įtempi sėdmenis. Gerai? Tas svarbu. Griebk šitas rankenas ir neskubėdama pradėk jau daryti atvedimą. Vienas, atgal. Gerai, kai padarai atvedimą, trumpa pauzė. Gerai? Atvedam. Pauzė. Hop, atgal. Gerai? Grįžtant, nepadėk sparelių. Gerai? Davai, pabandom padaryti 15 pakartojimų. Laikykis, mes kojytę. Pradžiai pritrauk. Pritrauk. Gerai, dabar žiūrėk, pirščiukai į viršų ir pasuk pėdą išorę. Per daug, šiek tiek mažiau. Viskas. Stumk atgal. Gerai, vienas. Grįžti. Stengiasi jo laikyti ją tiesiai. Pirščiukai šiek tiek aukščiau. Aha. Šaunuolė. Aha. Viskas gerai. Kvėpuoji. Šaunuolė, super, super. Čia vienas efektyviausių pratimų, Agne, lysk. Čia, gerai, lipti iš viršaus. Vėlgi, matosi, kad darius, ne? Dabar žiūrėk, ką reikia padaryti, pakelt krūtinę, nugara turi būti prispausta prie treniruoklio visiškai. Dabar įtemp pečių liniją, įtemp pečius, paleis kojas į apačią ir kelsime kelius į viršų. Ne tiesias kojas, o kelius. Kelk. Vienas. Taip, taip, taip. Du, šaunuolė. Dar vienas pratimas, kurį norėčiau tau parodyti, tai pratimas, kurį galima atlikti namuose ir be jokių problemų, tai bus susirietimai. Gerai? Atsigul, prašau, ant šito kilimėlio. Kojos turėtų būti pritrauktos prie tavęs, šaunuolė. Šiek tiek toliau ir plačiau pėdas padėk, prašau. Dabar žiūrėk, remiamės būtent kulnu. Pėdos, taip, pėdos pirštai į viršų, rankytės už galvos, nugarytė guli. Taip. Dabar atliksim susirietimus, prilaikysim galvą tik tiek, kiek reikia. Didžiausia klaida, kurią daro žmonės, tai jie labai stipriai tampo būtent galvą. Gerai, mes turim įsidėmėti, kad tarpas tarp krūtinkaulio iki smakro turi būti kumščio atstumas. Gerai, tai mes jau šiek tiek pritraukiam smakrą. Gerai. Ir dabar jau tas tarpas jisai nesikeičia. Super, šaunuolė. Šiek tiek daugiau gali. Iškvepi, keliai plačiau, vienas nuo kito. Gerai. Mes matom, kad Agnė iš tikrųjų turi nemažai patirties sporto salėje, jinai puikiausiai daro visus pratimus, ką aš paprašiau bei rekomendavau.
Žmonėms rekomenduoju visą laiką sportuoti nuo 3 iki 4 kartų per savaitę, priklausomai nuo to, kokia jo fizinė būklė yra. Ir nerekomenduoju iš karto pult prie sunkiausio. Jeigu yra didelis viršsvoris, tai reikėtų pradėti nuo lengvesnio krūvio, netgi gal ir nuo baseino. Tau linkiu sėkmės, gerai, malonu matyti tokius sportiškus žmonės ir toliau judėk ir būk tokie kokie esi. Po neringos treniruotės, kai jūs liejote prakaitą sporto salėje, patariu savo veido odą atgaivinti į vos terminį vandenį. Nes kaip visos puikiai žinome, vanduo labai reikalingas mūsų odai. Aš tikiu, kad jūs būsite šaunuolės ir apsilankysite sporto salėje ne vieną kartą ir ne 2. Pažadėkite savo, kad treniruotė bus įtraukta į jūsų dienotvarkę. Kiekvienas iš mūsų yra plaukikas, plaukiantis savo gyvenimo upe. Tačiau plaukti gyvenimo upe ne tas pats, kas plaukioti baseine. Jeigu esate iš tų moterų, kuri nori atsikratyti kelių nereikalingų kilogramų, tuomet jūs turite žinoti, kad pasiekti norimų rezultatų jums gali padėti ir plaukimas. Aišku, aš negaliu prilygti Rūtai Meilutytei, bet ir iš manęs galima daug ko pasimokyti. Plaukiojimas man geriausias masažas. Plaukiojant ne tik mažėja kūno svoris, bet ir oda tarsi nušlifuojama. Aktoriai, kurdami vaidmenius, turi pamiršti visus kompleksus ir nebijoti atidengti savo kūno, nes niekada negali žinoti, kur nukreips kameros ar žiūrovų žvilgsniai. Savo kūną turite mylėti, didžiuotis juo ir lepinti. Šiandien buvo tikrai labai aktyvi diena. Paslidinėjome, pasportavome sporto salėje ir paplaukiojame. Linkiu ir toliau laikytis tokio režimo. Noriu pasidalinti vieną savo pagrindinių mitybos taisyklių. Niekada nepersivalgyti. Linkiu mums visoms įtilpti į mūsų mėgstamas sukneles. Sėkmės!